Labą dieną. Sveiki. Labą dieną, tai gal dar palaukim minutėlę, dvi kokias, kol dar kažkas gal prisijungs. Na, kaip ir neprisijunginėja, tai manau galime pradėti. Sveiki visi. Esu Rimgaudas Krikščiukas, šiandien pristatinėsiu vasario 16-osios gatvės ir Lietuvos nuotekų tinklų rekonstravimo įrengiant žiedinę sankryžą su Vaičiūno gatve ir Virbalų gatve Jonavos mieste projektų. Tai perspėju, kad viešinimas yra įrašomas, tai yra daromas vaizdo ir garso įrašas. Tai manau, galim jau pradėti. Taip, šio projekto užsakovas yra Jonavos rajono savivaldybės administracija. Rengiamas statinio rekonstravimo techninis projektas. Projektuojami statiniai, tai yra Vasario 16-osios gatvė, Vaičiūno gatvė, Virbalų gatvė, Lietuvos nuotekų tinklai, gatvės apšvietimas, ryšių telekomunikacijų tinklai, vandentiekio tinklai ir nuotekų švarinimo tinklai. Tai aptariant dabar tai yra esama situacija. Esamoji situacija šiuo metu yra Vaičiūno Vasario 16-osios ir Virbalų gatvė yra trišalė, reguliuojama kelio ženklais. Taip pat Vasario 16-osios gatvės tęsinys Mindaugo gatvė yra šiuo metu projektuojama atskiru projektu. Ir šio projekto tikslas yra esama trišalę sankryžą suprojektuoti kaip žiedinį. Tai šiuo metu Vaičiūno ir Vasario 16-osios gatvės yra registruotos kaip C kategorijos gatvės, pagal bendrąjį planą numatytus kaip B, todėl yra atsižvelgiama į tuos bendrojo plano sprendinius ir numatomi parametrai kaip B kategorijos gatvės. Virbalų gatvė yra registruota kaip D, taip ir paliekama, kaip yra registruota, nekeičiant, nes to nenumato bendrojo plano sprendiniai. Taip. Dabar prieisiu gal jau prie konkrečių sprendinių. Tai, kaip jau minėjau, rengiama projektuojama, tai yra mažoji žiedinė sankryža, kurios diametras yra 30 metrų. Žiedinė sankryža projektuojama atsižvelgiant į žiedinių sankryžų metodinius nurodymus. Žiedinės sankryžos važiuojamoji dalis yra 6 metrų pločio su 2 metrų pločio užvažiuojamąja dalimi. Žiedo važiuojamoji dalis yra juodo asfalto, užvažiuojamoji iš granitinių trinkelių. Žiedo įvažos yra projektuojamas 3,5 metrų pločio, žiedo išvažos 3,75 cm.
Toliau, kokie sprendiniai yra numatyti pačiose gatvėse, tai gatvės yra tiek Vasario 16-osios, tiek Vaičiūno, tiek Mindaugo gatvės tęsinys. Prisijungimas yra projektuojamas pagal B kategorijos reikalavimus, tai yra eismo juostos plotis 3,25. Pagal savivaldybės užduotį sankryžoje dviračių eismas numatomas dviračių juostomis. Dviračių eismo juostos yra numatytos atsižvelgiant į žiedinių sankryžų metodinius projektavimo nurodymus. Dviračių eismo juostos plotis žiediniai sankryžai yra 2 metrai pločio, kitų dviračių juostų pločiai yra 1,50 m. Taip pat pagal savivaldybės užduotį numatomas prisijungimas prie Mindaugo gatvės numatytų sprendinių, tai ten projektuojamas dvikryptis dviračių takas 2,5 m pločio, taip pat atšaka projektuojama Vasario 16-osios gatvėje, taip pat 2,5 m, kuri bus sujungta su vėliau rengiamų projektų, kurio savivaldybė sieks visoje Vasario 16-osios gatvėje numatyti dvikryptį dviračių tako iš raudonos asfalto dangos. Tai visos tiek dviračių juostos, tiek dviračių takai yra projektuojami iš raudonos asfalto dangos. Toliau, kas liečia pėsčiųjų takų sprendinius, tai pagrindė yra projektuojami, kur jau yra esami takai 2,5 pločio, atsižvelgiant į esamus ir sujungiant taip juos kitose vietose 1,50 m arba 2 m pločio. Pėsčiųjų perėjos numatytos visose gatvėse, kur prie žiedo yra, tai perėjų plotis yra 3 metrai. Numatomas saugumo salelės, kurių ilgis yra 20 metrų, plotis 2,5 metrų. Taip. Dabar taip pat projektuojami kartu ir nauji lietaus nuotekų tinklai, kurie pajungiami į esamus lietaus nuotekų tinklus, numatomi bortinio tipo surinkimo šulinėliai. Taip pat yra projektuojamas naujas gatvės apšvietimas kartu su kryptiniu perėjų apšvietimu. Numatomi šviestuvai LED tipo. Toliau yra taip pat projektuojami žiediniai palei takus, arčiau takų projektuojami, prie pat gatvės nėra projektuojami žiediniai projektuojami taip pat visoje aplink žiedinę sankryžą bei vidinėje saloje. Tai numatomi įvairūs žemaūgiai krūmai iki 50 cm aukščio. Toliau yra taip pat projektuojamos 2 nuovažos į prekybos centro aikštelę. Jos yra numatytos pakeltos iki takų lygio. Taip pat numatyta nuovaža, tai yra nuovaža į Saulės gatvę. Jie taip pat yra numatyta iškelta iki takų lygio. Tai gal tiek iš planinių sprendinių. Dabar prieisiu prie skersinių pjūvių, kuriuose yra parodyti principiniai kaip sprendiniai. Tai pjūvis AA nurodo konkrečiai Vaičiūno gatvės sprendinį, tai, kaip ir minėjau prieš tai, numatyta B kategoriją atitinkanti gatvė, važiuojama dalis 6,5 metro pločio, eismo juostos gaunasi 3,25. Iš abiejų šonų nenumatytos vienkryptės dviračių juostos. Toliau eina šoninė skiriamoji zona arba kitaip želdinių zona, kurioje numatytas apšvietimas ir krūmai.
bei pėsčiųjų takai. Pjūvis BB nurodo jau konkrečiai žiedinės sankryžos pjūvį. Tai jeigu einant nuo kairės į dešinę numatyta vidinė sala, kurioje yra numatomi krūmai. Toliau eina užvažiuojamoji žiedo dalis, kuri yra grįsta iš granitinių trinkelių, atskirta granitinių bordiūrų ir 6 metrų važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Taip, toliau yra numatyta skiriamoji saugumo juosta 1 metro pločio. Ji numatyta iš horizontalaus ženklinimo ir granitinių bordiūrų, skirto specialiai žiediniams sankryžoms atskirti kaip ir srautus. Šiuo atveju atskiriam automobilius nuo dviračių. Ir toliau numatyta dviračių juosta 2 metrų pločio, kuri atsižvelgiant į tam tikrą vietą yra atskirta nuo pėsčiųjų tako su želdinių juosta, arba kaip šiuo atveju, tai čia vienintelė išimtinė vieta, tai pėsčiųjų takas ir dviračių juosta yra pritraukta arčiau vienas kito dėl esamų sklypų. Tai sprendinius pristačiau. Iki viešojo pristatymo nei elektroniniu paštu, nei kitais būdais negavome jokių pasiūlymų ar klausimų, todėl neturim ką aptarinėti. Tai, manau, galime pereiti prie prisijungusių klausimų. Tai dėl bendros tvarkos gal paprašysiu iš eilės pakelti rankas ir galite užduoti klausimus. Taip, matau, Eduardas Kriščiūnas kelia ranką, prašom. Gerą dieną visiems, esu Eduardas Kriščiūnas, darnaus judumo planų komisijos narys prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos pėsčiųjų asociacijos vadovas. Kol kas negirdime, užsimutinės esate. Atsiprašau. Gerą dieną, esu Eduardas Kriščiūnas, Lietuvos pėsčiųjų asociacijos vadovas ir darnaus judumo planų prie Susisiekimo ministerijos komisijos narys. Turiu labai daug iš tikrųjų pastabų, manau, kad šito projekto daug svarstyti neverta, tai tiesiog manau, kad šitas projektas turėtų tapti kaip edukacija užsakovams ir projektuotojams. Ir turiu informuoti, kad turiu žinių, kad esu gavęs laišką iš Lietuvos dviratininkų bendrijos, kuris buvo siųstas, kiek suprantu, Jonavos vicemerui. Ir ten buvo išsakytos pastabos dviratininkų. Gaila, kad jūs jų negavote, tai turbūt reikės perskaityti atskirai. Taip, negavom. Pagal reikalavimus turėjot siūsti mums konkrečiai, ne statytojui. Tai ne aš iš tikrųjų siunčiau, tiesiog aš irgi gavau kopiją to laiško. Ir matau, kad tai yra, dviratininkų bendrija rašo, kad Povilai, kalbėjome telefonu, siunčiu jums mūsų įžvalgas, suėdu viską į vieną. Juostos. Žiede dviratininkams būtų įrengiamas vienpusis eismas dviračių juostų pavidalų. Sankryžoje, norint pasukti kairėn, reikėtų apvažiuoti beveik visą žiedą. Buskas važiuos prieš eismą vietoj to, kad važiuotų ratu. Ta pastebime ir dabar jau realizuotose vienpusio eismo projektuose. Dviračių juostos būtų dažytos, o ne iš raudono asfalto. Turėtų būti raudonas asfaltas mūsų manymu. Jei juostos dažytos, tai greit nuvažinės tą dažą, spalviškai dangos nesiskirs, vairuotojai papildomai dėmesio neatkreips, dviratininkus ant kapoto pavežės. Klausimas, kokiam laikotarpiu projektuojamas viršutinis asfalto sluoksnis dviračių take ir ar pasirinkta darbų technologija užtikrins asfalto kokybę eksploatacinių laikotarpių. Pabrėžtina, kad spalva čia ne mados reikalas, o saugumą. Išskiria ir skirtingas eismo dangas, atkreipia vairuotojų dėmesį, saugo dviratininką. Bortai. Žiede saugumą užtikrintų apvalūs bordiūrai pagal dabartinį sumanymą. Pagal skersinį profilį bordiūras saugumo neprideda, lengvai užvažiuojamas ir pervažiuojamas. Vairuotojas vargiai atkreips dėmesį, o dviratininkas tikrai nesijaus saugiau. Tikėtina, kad... Aš gal pertrauksiu. Čia jūs visus man klausimų dabar skaitysit, taip, nes aš jau matau kelis skirtingus. Jo.
tiesiog nėra ką komentuoti, tiesiog mano paties pastabos bus labai panašus į tai. Tiesiog... Gal, Eduardai, atsiprašau, gal galim iš karto po vieną klausimą ir mes galim atsakyti, kai kurios klausimus mes iš karto galėsim pateikti atsakymus. O kaip šitą ilgai skaitėt klausimą, atsakymas aiškus yra. Čia dėl dangos paviršiaus, ar ne? Taip. Sako, žiedė. Nu, tai galim iš karto atsakyti, kokia danga. Ir taip pat kitus klausimus galėtumėm. Suprantu, tada Jo, gal po vieną, nes jau čia gavosi kelios skirtingos temos. Nebeaišku, kaip reikės atsakyti, ar viską, ar gal aš tiesiog išklausyti. Šitą laišką, nes beveik visus klausimus aš pakartosiu, tiesiog, kad nepasimestų ir šitą informaciją. Gerai, ačiū. Tvarkoj. Tai tada mano yra pastabos, kurias pasižymėjau. Klausimas pirmas yra, aišku, užsakovams, nes visa problema yra prasidėjusi nuo užsakovo. Pirmas yra klausimas, kokia yra problema projektų sprendžiama? Tai aš kaip suprantu, jūs adresuotų užsakovui šitą. Gerai. Taip, matau iš užsakovo Arnoldas prisijungęs, gal galite atsakyti? Sveiki, tai problema sprendžiama tiesiog dviračių takų nebuvimo ir žiedinės sankryžos siekiant suorganizuoti eismą ir automobilių, tiek ir dviračių. Ar ne taip supratau, nežinau. O kam reikia kažką keisti? Kuo blogai yra šiuo metu esanti sankryža? Nesaugi. Tiesiog, jinai nesaugi ir planuojam dar vieną kelią tą Mindaugo gatvę. Tai iš viso keturšalė sankryža ir dar tokiam šlaite tiesiog nesaugu. Manot, kad yra nesaugumas. O kur yra duomenys apie nesaugumą? Nežinau. Gal Arnoldai papildysiu, tai čia ne vien tik tai šita žiedinė sankryža, čia kompleksiškai visas junginys yra. Yra parengtas projektas Mindaugo gatvės kairėje, bus parengtas projektas, kiek žinau, užstatytojas jau organizuoja Vaičiūno gatvės, kurį jungsis. Vasario 16-osios Virbalų gatvė, čia eilė gatvių ir ne tik tai apie takus eina klausimas, o plamai. Tai vat ir būtent, kaip viso kompleksiškai sprendžiamas. Kodėl visuomenė neparodėte, kas bus šalia? Tik paminėta, kad bus kažkokie projektai. Ta prasme, kur šalia, apie kurią pusę, tai čia matosi, Mindaugo gatvė atsiras, į Vaičiūno gatvę dviračių takai, o į Vasario 16-osios gatvę matomas, kad bus tęsinys į apačią. Dviračių tako dvi pusė. Gerai, supratau. Kitas klausimas yra, kodėl projektavimo užduotyje yra nurodoma, kaip konkrečiai reikia suprojektuoti. Tai yra, kokios yra užduotį formavusių asmenų kompetencijos ir kam tada jiems reikalinga projektavimo paslauga. Tai yra, kam jūs perkate rinkoje paslaugą, jeigu patys puikiai žinote, ką reikia suprojektuoti. Kodėl neleidžiate suformulavę problemą, leisti ją išspręsti projektuotojim, kurie yra tam ir atestuoti? Tai mes leidžiam? Ne, jūs aiškiai parašėte, ką reikia konkrečiai suprojektuoti. Kiek, kur dviračių takas, kur dviračių juosta, kokio pločio ir taip toliau. Ten yra viskas labai taip parašyta, kad projektuotojas principai nebeturi ką daryti. Dėl to, kad užduotis projektavimo metu yra keičiama, mes, ta prasme, leidžiam pasirinkti ir projektuotojų spręsti problemas. Mes tikrai neįpareigojam nieko. Tai supratau, kad užduotį derinote su projektuotojais. Derinomės, žinoma. Suprantu, tai kad nėra taip, kad akmenį iškalėte ir būtinai projektuotojas turi padaryti taip. Nes aš turiu pavyzdžių, kad Vilniuje situacija yra tokia, kad projektuotojai nuleidžiama, ką reikia padaryti, paruošti techninį projektą, padaryti PP ir ten jau parašyti iš karto kokie pločiai, kiek eismo juostų ir panašiai. Tai, kad Ne, čia diskusijų klausimas tikrai ir nieko tikrai nesilaikom būtinai savo nuomonės, tikrai pasitikim projektuotojai. Suprantam. O tai koks čia klausimas, Eduardai, tikliau? Ar čia pastaba ar klausimas? Kodėl jūs taip konkrečiai nurodėte, ką reikia suprojektuoti? Skaitau projektavimo užduotį. O jis negali nurodyti užsakovas? Dėl to ir klausimas, kokios yra užsakovo kompetencijos. Yra testuotas projektuotojas. Jeigu yra viską taip gerai žino, tai kam jam reikalinga projektavimo paslauga? Mano manimo, tai yra projektuotojo nuvertinimas. Na, bet čia jo reikalas, ar ne, tikriausiai? Na, ne visai čia yra jo reikalas. Čia yra problema, kad dažnai projektuose yra problema, kad užsakovas tiesiog apriboja projektuotoją. Jūsų atveju, man atrodo, kad taip neįvyko, bent jau suprantu iš pasisakymo. Neįvyko, tikrai neįvyko. Tai tada klausimas yra projektuotojai. Kodėl yra dviračių juostos projektuojamos B kategorijos gatvėje?
Statybos techniniam reglamento 11 lentelėje yra aiškiai parašyta, kad toks sprendinys yra negalimas. Toks sprendinys numatytas atsižvelgiant tiek į užsakovo pageidavimą, tiek į žiedinių sankryžų projektavimo metodinius nurodymus. Žiedinių sankryžų metodiniuose nurodymuose nėra pasakyta apie kategorijas. Ten yra bendra taisyklė. Bet pas jūs matau, kad tie sprendiniai tęsiasi į šiaurę nuo sankryžos. Tai yra berods Vaičiūno gatve. Taip vadinasi turbūt. Taip. Tai šitas sprendinys prieštaroja statybos techniniam reglamentui. Galite motyvuoti, kodėl taip yra padaryta? Kas jums leidžia nesilaikyti įstatymų? Gal į šitą klausimą reikia geriau pasinagrinėti ir vėliau pateikti jums atsakymą. Nes čia yra išlaikyta koncepcija jau Vaičiūno gatvės tęstinumo, kurioje yra jau šitaip trasos įrengtos. Aš suprantu, kad Jonava iš tikrųjų čia turi didžiausią problemą, tai yra Kauno plano 11 metais parengtas bendrasis miesto planas. Ten yra padaryta absoliuti nesąmonė tokio dydžio miestelėje numatyti tiek daug B kategorijos gatvių. Nes nepakeitę to bendrojo plano, mano supratimu, jūs čia apskritai nieko negalite projektuoti, nepažeisdami įstatymų. Nes Vaičiūno gatvėje nebus galimybės įvažiuoti į sklypus, jeigu jinai ir liks B kategorijos gatve. Būtinai turės būti panaikinti įvažiavimai į degalinę ir parduotuvę, kuri yra Vasario 16 gatvėje. Būtinai turės atsirasti dviračių takas į ten apačion esantį gatvę Virbalų. Būtinai turės atsirasti atskiras dviračių takas, nes tai yra C kategorijos gatvė. Tai, mano supratimu, jūs turėtumėte pirmų reikalų inicijuoti savo bendrojo plano keitimą, nes jis yra ydingas. Jisai yra padarytas nusikalstamai. Eduardai, šitą klausimą rašom, kad prieštarauja B kategorijos gatvės įrengimui. Ir ne tik tai taip. Problema yra su jūsų bendruoju planu, nes ten gatvių kategorijos yra numatytos aiškiai per didelės. Bet mes dabar šnekam apie projektinius pasiūlymus būtent šito, ne projekto. Tai ir klausimą konkrečiai formuojam svarstymui dėl prieštaravimo B kategorijos gatvėje. Aš jums atsiųsiu laišku dar tos pastabas su lentelė. Su lentelėmis, kurioje konkrečiai statybos techninio reglamento punktai yra... Gerai, bet klausimą supratom, tai mes dabar neatsakysim, išsiaiškinsim ir pateiksim atsakymą. O tada prie sekančio klausimo galime eiti. Taip, kur yra eismo srautų duomenys? Tai yra privaloma pagal statybos techninį reglamentą. Juos turi pacituosiu ir kitiems dalyviams, 24 punktas. Rengiant gatvių statybos ir rekonstravimo projektus, būtina įvertinti esamą ir perspektyvinį eismo intensyvumą, srauto sudėtį bei bendrą gatvės ar sankryžos pralaidumą. Transporto eismo intensyvumo ir sudėties duomenys užsakovas pateikia projektavimo užduotyje arba bendrų užsakovo ir projektuotojų sutarimų ištiria ir nustato projektuotojas. Čia ne pasirinkimas yra, čia yra tiesiog, kad tie duomenys yra būtini. Parengiant gatvės ar jos elementų geometrinius parametrus, eismo juostų skaičių, salelių, pėsčiųjų perėjų ir kitų elementų išdėstymą, eismo organizavimą ir valdymą, nustatant projektuojamos gatvės ir jos elementų įtaką aplinką, užtikrinant saugias eismo sąlygas ir pralaidumą, turi būti naudojami esami ir perspektyviniai eismo intensyvumo bei srauto sudėties duomenys. Neturėdami šito, čia jau mano dabar tekstas, neturėdami šitų duomenų, ką jūs čia suprojektavote? Kaip mes galime ką nors vertinti, čia yra gerai ar blogai suprojektuota? Šiuo momentu šitų duomenų mes negalime jums parodyti, ar ne, Rimgodai? Kaip jūs ryžotės viešinti šitą informaciją? Tie duomenys yra, tik dabar jų neturim parodyti. Kitas tada klausimas. Kur yra eismo įvykio analizė? Nes to paties STR 27 punktas sako, rengiant gatvių ir sankryžų rekonstrukcijų projektus, turi būti atliekama pastarųjų 4 metų įskaitinių eismo įvykio analizė. Kur jinai? Irgi analizės dabar neturim parodyti. Jūsų projekte yra parašyta, kad jūs jungiate žiedų D ir B kategorijos gatves, kas akivaizdu, kad nėra netgi tiesa. Tai yra jūsų aiškinamajame rašte yra parašyta kažkokių nesuprantamų tekstų, kad vienoje vietoje minima, kad Vasario 16 yra C, Vaičiūno yra C, Virbalų gatvė yra D. Paskui rašoma, kad mes projektuojam pagal B kategorijos reikalavimus, nes taip yra numatyta bendrajam plane. Ar galite paaiškinti, kodėl jūs aiškinamajame rašte parašėte, kad šitos gatvės yra viena kategorija žemesnės, negu kad realybėje yra bendrasis planas reikalauja? Aš kaip ir prieš tai minėjau, dabar registruotos
tiek Vaičiūno, tiek Vasario 16 gatvės yra C kategorijos, pagal bendrai planą numatytos B, lygiai taip pat kaip Mindaugo gatvė. Dėl to yra daroma... Jeigu tos gatvės yra 11 metais tvirtiname plane įrašyta. Kada tos gatvės yra rekonstruotos? Klaida tiesiog. Tai registruotos. Ne visada bendrojo plano sprendinys atitinka su registruoto statinio duomenimis. Gal anksčiau, jinai visą gyvenimą buvo C kategorijos, bendrąjį planą išleido, nebuvo vykdomi jokie nei rekonstravimo projektai, nei kapitalinio remonto projektai, kurio būtų pakeistos kategorijos. Bet tokiu atveju mane labai stebina, nes jeigu šitaip yra registruota, tai kategorijos iki 18 metų buvo su indeksais. Čia indeksai nenurodomi. Tai ten išrašuose nurodyta, kaip pasakyti, ne simboliais C, B ar D, o pagal apibūdimą, pagalbinę, aptarnaujant ir panašiai. Taip yra apibūdinta, ar ne? Tai vadinasi, jūs sukūrėte jų kategorijas raidėmis įvardindami. Taip, jeigu pagal STR mes atsiverčiam, yra parašyta aptarnaujantį gatvę, tai pagal STR aptarnaujantį gatvę yra C. Tai taip ir traktuojam. Tai kodėl jūs rašote konkrečiai, kad C? Jūs pats prisėmėte sprendimą teisę įvardinti, pakeisti kategoriją gatvės? Jeigu aptarnaujantį yra C, o kodėl ne C, o tai kaip kitaip gali vadintis aptarnaujantį? Gali taip ir vadintis konkrečiai, kaip įrašyta teisės akte. Aptarnaujantį gatvę. Su tokiu tai pavadinimu. Vis tiek kategorija. Nėra kategorijos neįrašyta. Registrų centras kategorijų neįrašinėja. Ir nekeičia kategorijų registrų centras. Įrašinėja, kodėl neįrašinėja? Arba specialiais planais. Ne, įrašinėja. Būna įrašyta, būna neįrašyta, daugumoje atveju būna įrašyta. Tai jūsų atveju įrašyta ar ne? Sakė, juk neįrašyta. Neįrašyta, vadinasi sukūrėte. Tai jau prasilenkia su projektuotojo etika. Gerai, toliau tada. Sekant. Važiuojam toliau. Šitame statybos techninio reglamente gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai yra nurodyta konkrečiai. 73 punktas. Rengiant sankryžas reikia įvertinti susikertančių gatvių kategorijas pagal 5 lentelę, gretimas sankryžas, perspektyvinį transporto ir pėsčiųjų eismo intensyvumą ir galima sankryžos plėtra, eismo saugos sąlygas. Tai dar iš to, kas nepaminėta anksčiau, matau, kad yra punktuose parašyta, kad gretimas sankryžas reikia įvertinti. Kur tai yra įvertinta? Nėra įvertinta. Gerai. Dabar perinam prie tokių techniškesnių dalykų. Tai yra, kad ką reiškia aprašomoje dalyje aprašyta. Užvažiamoji dalis įrengiama iš lygaus paviršiaus granitinių trinkelių, atskirta granitiniais bordiūrais, kurie suvedami su asfalto danga. Yra tai parašyta. Tuo tarpu skaitome tą patį statybos techninį reglamentą, kuris akivaizdu yra perkopijavęs žiedinių sankryžų įrengimo rekomendacijas, ten parašyta yra. Žiedo plotis susideda iš važiuojamosios dalies pločio ir vidinio žiedo, kurio išorinis kraštas aprėmintas nuo 3 iki 7 cm aukščio bordiūrais. Vidinis žiedas yra žiedinės sankryžos dalis, ant kurios esant būtinybei gali užvažiuoti didelių gabaritų transporto priemonės. Tai man kelia abejonių, kad projektuotojai nesuvokia, kokia yra vidinio žiedo paskirtis. Ir jie tą žiedą daro, nesivadovaudami pačių principų, kaip veikia žiedinės sankryžos, kodėl jos yra saugios. Tai yra, jie bando leisti užvažiuoti bet kokiu greičiu ir įsivaizduoja, kad vidinio žiedo juosta yra skirta tik tai žiedo pagražinimui. Tai ne, mėly projektuotojai, vidinė žiedo juosta yra skirta tam, kad iškreivinti ir esant didesnių gabaritų automobiliui, jisai galėtų pravažiuoti. O visi kiti lengvieji, kad važiuotų žiedu tą dalimi, kur yra lygi. Kad negalėtų greitai pravažiuoti beveik tiesia trajektorija. Kodėl jūs nesilaikote nei rekomendacijų, nei metodinių nurodymų žiedinių sankryžų įrengimo, nei statybos techninio reglamento? Šiaip pagal metodinius nurodymus viskas yra padaryta. Ten yra nurodyta, kad vidinė dalis, tai va ta, kur yra apželdinta, gali būti atskirta aukštesniais bordiūrais. O ta užvažiuojamoji dalis yra rekomenduoja nuo 0 iki 3 cm aukščio. Nuo 0? Gal kartu pasižiūrėsime? O kaip jūs manote, metodiniai nurodymai yra svarbesni ar statybos techninis reglamentas?
Tai metodiniuose nurodymuose yra daugiau surašyta punktų. Taip, bet jeigu vienas punktas įrašytas vienokią formuluotę statybos techniniam reglamente, o kitas yra nurodytas metodinės nurodymas, kuriai reikia vadovautis? Tai visais? Kaip galima vienu metu vadovautis visais? Nu, tai nes vienas turi nuorodą į tam tikrus dokumentus. Galite konkrečiau pasakyti tos tam tikrus dokumentus? Nu, tai STR'as duoda taip pat nurodymus į metodinius, šio konkrečiu atveju į žiedinių sankryžų metodinius nurodymus. Tai jūs nežinote, kad teisės aktų hierarchija, statybos techninis reglamentas yra privalomas dokumentas, o metodiniai nurodymai tiesiog yra rekomendacijos. Tai gal apibendrinam klausimą, kad jūsų pastaba yra, kad yra į nulį suvesta, o turi būti padaryta, su lengvuoju automobiliu neužvažiuotų ant vidinės dalies. Tai gerai, atsakysim iš tą klausimą. Čia net neatsakyti reikia, čia tiesiog reikia taisyti ir projektuotojus edukuoti. Kitas klausimas. Pas jūs nurodėte, kad Virbalų gatvė yra C kategorijos. Iš tikrųjų, bendrajame plane Virbalų gatvė yra C kategorijos. Jūsų projektiniuose pasiūlymuose joje nesiūlomas joks dviračių eismo sprendimas. Tai yra, kad siūlote važiuoti bendrame sraute. Matydamas netgi Street View nuotraukas, aš matau, kad ten automobilių važiuoja gana daug. Ir kadangi kategorija yra C, akivaizdu, kad bendrame sraute dviratininkai važiuoti negalės. Tai šitoj vietoj taisykite arba bendrąjį planą, tai būtų geriausias variantas, arba projektą. Bet kuriuo atveju, jeigu taisysite bendrąjį planą ir projektą, tai reikėtų numatyti galimybės, ką daryti, kad Virbalų gatve, jeigu jinai taps D kategorijos gatve, kad jie nevažiuotų tiek tranzitinio eismo. Nes bendrame sraute su tokiu kiekiu tranzitinio eismo važiuoti bus neįmanoma. Kol kas Virbalų gatvė neturi praktiškai jokio objekto, kuris būtų šalia jo. Tai yra, Virbalų gatvė yra naudojama tik tai tranzitui, kas yra absoliučiai priešinga D kategorijos gatvės paskirčiai. Aš noriu pataisyti šiek tiek bendrajam plane ir registrų centre registruota Virbalų gatvė yra D kategorijos ir bendrajam plane D kategorijos. Tai jūs norit pasakyti, kad ta žalia spalva Virbalų gatvėje kažką kitą reiškia, negu kad legenda? Žalia spalva yra ne Virbalų gatvės. Aš galiu atsidaryti. Bendrai plan. Netoj vietoj pasižymėjau apskritimą. Virbalų gatvė tikrai yra D kategorijos, taip. Ir registruota to pačiu D kategorijos. Taip, tai tada vis tiek išlieka pastaba dėl to, kad kaip panaikinti joje tranzitą. Tai kadangi čia projektuojam mes tik tai sankryžą, tai nenumatom visos gatvės sprendinių, kaip stabdyti tą tranzitą. O šiuo metu ten, kaip pasakyti, nėra šiuo metu Mindaugo gatvės, tai paliekame esamą situaciją. Tai jūs neatsakingai elgiatės prieš visuomenę. Jūs projektuojate, žinodamas, kad jūs neužtikrinsite visuomenės saugumo. Aš jums paskui galėsiu paskaityti projektuotojų etikos taisyklės, tarptautinės projektuotojų asociacijos, kurias yra išsivertusi ir Lietuvos projektuotojų asociacija. Jūs jų nariai esate turbūt? Ko tokios? Projektuotojų asociacijos. Taip. Tai jums tos etikos taisyklės lyg ir turėtų galioti? Gal pereikim prie klausimų, kad suspėtumėm šį vakar dar užbaigti viską. Tai gal jūs neskubinkite, nes man matau, kad projektas yra beviltiškai blogai parengtas ir norėtų sužinoti. Na tai mūsų tikslas yra iš jūsų sužinoti jūsų pastabas, klausimus, kad jos galėtume susirašyti visus ir jum atsakyti. Tai jeigu dar jūs daug klausimų turi, tai gal einam prie klausimų, o ne užsiemam taip tik tai bendrai. Kas man šią pastabą pateikė, pasakykite, prašau. Esu projektų vadovas, Robertas Jautakis. O kas yra pirmininkas posėdžio? Posėdį veda projektų inžinierius Rimgaudas Krikščiukas. Tai gal jūs nenurodinėkit, ką daryti? Nu, aš tik matau, kad mes labai nukrypstam į šonus, o reikia konkrečiai užsiimti klausimais. Tai gal aprainam visus klausimus, kuriuos turit, išvardykit klausimus, o po to, jeigu gal jūs išsiimkit mikrofoną, nes pirmininkas jums žodžio nesuteikia.
Nu, nesijaudinkit, viskas išsiaiškinsim, susikalbėsim. Aš manau, kad prašy- ir etikos komisija turės reikalų. Robertai Jautai. Gerai, ir aš turėsiu. Tai dabar Prašyčiau mikrofoną. Pirmininką, prašau išjungti šitą žmogų. Jisai nieko konkrečiai nepasakė. prie klausimų pereiti. Tai paaiškinkite, kodėl Virbalių gatvėje eismas bus organizuojamas bendrame sraute. Eismo srautai nežinomi, o jūs siūlote tokį sprendimą. Kodėl? Tai bendrame sraute dėl to, kad yra D kategorija. O D kategorijai galima organizuoti dviračių eismą bendrame sraute. Ir nėra jokių papildomų Kaip šiuo sąlygų? metu ir yra toje gatvėje. Ir nėra jokių papildomų sąlygų, norit pasakyti? Aš jums Tai turiu žinoma, žinoti. kad yra, bet mes šiuo projektu nenagrinėjame visos Virbalų gatvės atkarpos. Bet jūs šio projektu O tik ją sankryžų. projektuojat neturėdami duomenų. Jūs nežinote eismo srautų. Gal jūs turite kažkokius kitokius motyvus, kodėl jūs taip darote? Tai sakau, mes nekeičiam, kaip pasakyti, šios gatvės visų parametrų ir panašiai. Bet tai jūs Yra neparinkote nagrinėjama. sprendimą, kuris būtų saugus. Kodėl jūs nerinkote to sprendimą? Ar jūs manote, kad saugus bus šitas sprendimas? Bendrame sraute leisti važiuoti dviračiais. Manau, kad taip, nes tiek iš savivaldybės, tiek iš kitur neturim duomenų, kad ten būtų įvykis su dviratininkais. Tai jaugi toks variantas yra parengtas ir patirtis yra dėl tokio eismo srauto. Kur čia taip yra? Greta, kitoj sankryžoje. Bet tai juk projektuotojai, jūs kaip tik gavote užduotį todėl, kad norite saugumo problemas išspręsti. Tai nėra saugumo problemų, jau supratau. Leisti bendrame sraute dviratininkus nėra saugumo problemų, bet kažkodėl šalia jūs darote dviračių juostas. Gerai, važiuojam toliau. Dėl atstumų, kadangi visos gatvės išskyrus Virbalų yra B kategorijos, paaiškinkit, prašau, kokiu yra norminiu atstumu yra leidžiami įvažiavimai dešiniaisiais arba kairiaisiais posūkiais į esančias teritorijas, kitas gatves. Pavyzdžiui, vasario 16-osios posūkis ir įvažiavimas į degalinės ir prekybos centro teritoriją. Kokio atstumu yra nuo sankryžos? Nuo kurios sankryžos? Nuo žiedinės? Ar nuo žiedinės, ar nuo šalia esančios? Tai 50. O kiek leidžiama B kategorijoje? Tai šiuo atveju yra esamas įvažiavimas. Tai ką jūs čia tada veikiate? Ką jūs čia projektuojate? Čia remontą darote ar rekonstrukciją? Rekonstravimas. Tai jeigu rekonstravimas, tai turi atitikti įstatymus. Šiuo metu. Tai jo, gerai. Labą dieną, aš norėčiau įsiterpti, čia savivaldybės atstovas irgi trukdo. Tai norėjau pasakyti, kad planuojama savivaldybėj koreguoti detalųjį planą ir keisti gatvių kategorijas. Dėl to čia ir buvo, kadangi statinys yra registruotas kaip C kategorijos aptarnaujanti gatvė, tai mes ir numatome iš tikrųjų detaliajam plane numatyti C kategoriją. Tai Projektuotojai tokius sprendinius daugiau gal ir vadovavosi bet tas žiūrėdami. dokumentas jau yra kažkur patvirtintas, ar čia yra tik tai norai? Ne, šiuo metu yra nupirktas projektuotojas, kad būtų koreguojamas detalusis planas. Tai va, tai mes ir planuojame visą tai pakeisti. Tai jūs detaliuoju planu keisite gatvių kategorijas bendrajame plane? Nu, tai bus ir bendrasis, ir detalusis planas koreguojamas. O kada jie bus patvirtinti? Negaliu pasakyti, nes, sakau, šiuo metu yra nupirkti projektuotojai. Tai kol jūs jų Kada bus neturite, tiksliai nupirkti, negaliu komentuoti. tai kol jūs jų neturite patvirtintų, panašu, kad ir projektuoti negalima. Bent jau taip įstatymai sako. Tai čia kaip pastaba, ačiū iš tikrųjų, kad pasakėte, gal galit prisistatyti, nes matau, kad Arnoldas Mustei. Jo, čia kolegė Vilma Tatkuvienė netrukus.
Tai dabar žiūrėkite, jūs turite įvažiavimą iš tikrųjų už 55 metrų nuo žiedinės sankryžos ir už 55 metrų nuo esamos kitos sankryžos. Nei pagal C, nei pagal B kategoriją tas įvažiavimas čia negali būti. Negana to, visiškai nesuprantama, kodėl jo plotis yra 12 metrų. Ar galite paaiškinti, kodėl reikalingas 12 metrų pločio įvažiavimas, kai tuo tarpu pati gatvė yra 7 metrų pločio? Negaliu patikslinti, ar tikrai 12 metrų, bet tiesiog prisivedama prie esamų pločių. Ir viskas, iki sklypo ribų prisivedama taip. O dėl pačios vietos, tai, manau, galėsim patikslinti, nes yra keli važiavimai šitą teritoriją. Tik ką jūs kaip projektuotojai, bet aš irgi sakyčiau, kad jį reikėtų naikinti, bet ką jūs kaip projektuotojas veikiate, kad jūs palikote tą plotį, kai šalia yra dangos keičiamas? Kam reikia palikti tokį plotį neadekvatų, ar gal jis adekvatus labai, bet tai tada gal šitoje vietoje sankryža turi būti, nes tas įvažiavimas pas jūs yra platesnis negu sankryžos išvažiavimai. Tai ten, kaip pasakyti, vyksta manevravimai tiek sunkiasvorių, tiek automobilių, tai dėl to ir paliekamas toks. Tai gal tada reikėtų daryti iš žiedo įvažiavimą, kas būtų patogiausia, jeigu ten to srauto yra daug. Žiedą perkvalifikuoti ir padaryti jį 5 atšakų, o ne 4. Nu, aišku, įmanoma, bet suprantat, va šitoje vietoje yra plovykla, tai čia gausis išvažiavimas tiesiai į plovyklą. Tai gausis per manevravimus per plovyklą. Tai. Bet įstatymai tada reikalautų šitą išvažiavimą panaikinti. Negana to, aš dar suprasčiau, jeigu dar būtų tik tai dešiniais posūkiais, bet pas jūs yra nupieštas punktyras. Tai yra, kad galima ir kairių posūkių įvažiuoti. Kaip tai atsilieps eismo laidumui? Kai nėra papildomas atlankos įvažiavimui į šalia esančią teritoriją ir tiesiog yra užkišama eismo juosta. Tai žinoma gali atsiliepti, tai šitą mes pasitarsim tada su savivaldybė, ką darom, ar ir uždarom visai važiavimus ir kaip darom. Lygiai ta pati pastaba yra ir su į šiaurę einančią gatvę, Vaičiūno turbūt. Tai yra, kad irgi įvažiavimai į šalia esančias gatveles ir į tą teritoriją yra irgi nenormatyvinio atstumu. Šalia esanti gatvelė yra už 63 metrų, įvažiavimas į teritoriją yra turbūt už 70 metrų. Kai C kategorija netgi reikalautų 100 metrų. Ir pas jūs irgi yra punktyrinė linija, tai yra, kad iš Vaičiūno gatvės galima kairiais posūkiais sukti be jokios atlankos į tos posūkius. Statybos techninis reglamentas tokiu atveju numatytų, kad reikia numatyti kažkokius papildomus eismo saugumo užtikrinimo priemonės. Kokios tos priemonės yra numatytos? Tai kita danga įvažiavimų. Tai kokios saugumo priemonė važiuojant Vaičiūno gatve? Tai nurodo, kad tu patekai į kitą zoną. Bet iš Vaičiūno gatvės norint pasukti kairių posūkių reikia visus praleisti ir laukiant, kai kažkas tau už nugaros stovi. Taip. Tai dėl šitų irgi važiavimų, manau, pasitarsim su savivaldybė, ką darom, nes, kaip pasakyti, jie yra esami ir paliekam esamus. Kita pastaba yra dėl dviračių tako. Ar tikrai dviračių take reikia perėjos ženklinimo? Ar negeriau būtų padaryti didesnę salelę tarp tako ir išvažos? Tai yra čia šneku apie Vaičiūno gatvėje vakarinėje dalyje ir rytinėje. Tai yra, ar perėjos ženklinimas ant dviračio tako yra pateisinamas ko nors? Tai dviračio tako, tas perėjos ženklinimas yra kaip tęsinys, kuris yra važiuojamoje dalyje ir jis šiaip yra galimas pagal horizontaliojo ženklinimo taisyklės ant dviračių takų ir juostų. O galimas ar būtinas? Galimas, tai tiesiog padaryta kaip tęsinys, suprantat, kaip tęsinys, kad, kaip pasakyti, kad nenutrūktų vidury tą tiesiog perėją. O ar jūs žinote, kiek dviratininkų yra laiko gaištis ir stresas praleisti pėstį? Tai yra sustoti jį, praleisti ir vėl pradėti važiuoti iš naujo. Ar žinot, kokį atstumą tai atitinka jam kelyje? Kiek jisai mieliau pasirinktų apvažiuoti aplinkui, kad tik nereikėtų sustoti?
Tai skaičiais aš nežinau, bet galimybė važiuoti sunkiai yra, nes iš vienos pusės bordiūras, iš kitos pusės kaip ir salelė su tais atskiriamaisiais bordiūrai. Tai jūs sąmoningai renkatės stabdyti dviratininkus, kad jiems būtų nepatogiau. Ir vardan ko? Čia pėsčiųjų saugumas tokiu būdu bus labiau užtikrinamas, ar kokia priežastis? Na, tai jūs siūlote nuimti nuo juostos dviračių, tai yra pėsčiųjų perėjos ženklinimą, taip? Tai pėsčiųjų perėjos ženklinimą ant dviračių juostos panaikinti ir padaryti didesnę saugumo salelę tarp dviračių juostos ir važiuojamosios dalies. Tai yra, kad pėstysis galėtų ramiai sustoti, neskubėdamas sulaukti, kol pravažiuos dviratininkai. Aš tikiu, kad tokių situacijų bus retai, bet kuriuo atveju jam užtikrinti ramų sustojimą yra ne pro šalį. Jo, bet tada turėsim kaip ir konfliktą, tai pėsčiasis kaip ir eina, bet vidury tarp perėjos ir tako turi tokią kaip zoną, kuri neaišku, kam yra pirmenybinė. O kaip jau taip neaišku? Jeigu pėstysis eina prie gatvės ir neturi perėjos, ką jisai daro? Jam neaišku yra kažkokiu tai būdu? Ne, tai čia mes apie šį konkretų atvejį kalbam tada. Bet, tai gerai, supratau jūsų pastabą. Manau, įvertinsim. Nes pagal pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės ten yra grafikai, kur parodyta, kada reikia būtinai įrengti perėją, reguliuojama, nereguliuojama, šviesoforinė ir panašiai. Tai jo, koks motyvas čia buvo? Dėl to, kad kaip ir tęstinumas būtų, tai sakau, toks tarpas liktų. Tai tada bet gerai, galim turėkite įvertinti, būtinai. Ateičiai, kad dviratininkui kiekvienas sustojimas reiškia papildomą 100 metrų atstumą. Jis mielai pasirinks važiuoti papildomą 100 metrų, kad tik nereikėtų sustoti. Gali būti, kad jis pradės rinktis važiuoti, pavyzdžiui, važiuojamąją dalimi. Visokių gali būti variantų. Tai yra, jūs turėtumėt stengtis, kad dviratininkams važiuoti būtų patogu. Ir kad būtų kažkoks kompromisas tarp patogumo pėstiesiems ir dviratininkams. Ir eismo laidumas, savaime suprantama. Tai tikrai to ir siekiam. Ir turim pavyzdį iš tos pačios Jonavos su panašiais sprendiniais. Tai, manau, šitą miestą nebūtų kažkokia naujovė šitas toks sprendinys. Tai. Tai dar pakartosiu, jeigu neįstimėjote, nežinau, ar pasakiau, kad tie Vaičiūno gatvėje esantis įvažiavimai irgi yra 9 metrų pločio. Turėtų būti siauresnis, arba pagrįstas tas pločio reikalavimas. Neskaitant to, kad nežymi kairieji posūkiai. Manau, kad posūkiai turėsite, tai atsiminsite. Taip, kitas dalykas yra Vasario 16 gatvėje yra prie esamos sankryžos, tai yra rytinėje dalyje. Yra pėsčiųjų perėja ir šalia jos yra kvadratų juosta. Turiu jūs informuoti, kad vienos kelių eismo konvencijoje yra parašyta, kad perėjos ir dviračių tako ženklinimas pageidautina, kad nesutaptų. Tai yra, kad vairuotojai aiškiai atvažiuodami matytų, kad čia yra perėja ir dviračių pervaža. Pas jūsgi yra padaryta apskritai ne pagal jokį normatyvą, tai yra siūloma nubrėžti tik tai kvadratus šalia pėsčiųjų perėjos. Tai bet kuriuo atveju, tam, kad tai taptų pervaža, turi būti kvadratai iš 2 linijų. Kvadratų paišymas šalia perėjos, viena linija, nėra laikomas ženklinimu tinkamu. Gal dar kartą pagalvoti, nes tai šiuo metu, matot, yra perėjos ženklinimas, yra... Gal padidinkite tiesiog tą vietą, jeigu kad šnekėtume. Tai jo, apie šią vietą jūs kalbat. Ne šią. Ai, apie šitą. Apie taip. Ai, tai gal jos, okei, atitrauksim. Čia gal nesimato, tiesiog susiliejo bendras vaizdas. Nesusiliejo, čia tiesiog nenupiešta. Turiu galimybę kiek noriu. Nesiginčysi, tikrai buvo dėtas ženklinimas. Gerai, ačiū už pastabą. Dabar vėl Vaičiūno dalyje apie vandens nuvedimą. Matau pagal aukščių skirtumą, lyg ir yra kažkokie tai skaičiai, kad matau labai kyla abejonių, kaip vanduo ištekės iš dalies, kur yra tarp žiedo ir pėsčiųjų perėjos. Nes toje vietoje, mano supratimu, susidaro duobė, o pas jūs joks vandens nuvedimo būdas lyg ir nenumatytas. Kuri konkrečiai vieta, tau dar kad paklėtokit? Vaičiūno gatvėje išvažiuojant tarp žiedo ir pėsčiųjų perėjos. Tarp žiedo? Ar nėra taip, kad dviračių takas yra žemiausioje vietoje? Ne, žemiausia vieta, jeigu matot, va čia yra 2 šuliniai, čia formuojama tokia įduba, esamoje situacijoje irgi lygiai taip pat. Tai... Labai taip greit nerodykit pelė, nes nespėjo ekranas piešti. Kurioje vietoje yra formuojama įduba?
Va, šitoj. Žiūrėkit, aš paimsiu. Matot 020 piketą? Taip. Tai šitojo vietoje yra kaip ir įformuojama įduba. Realiai ir dabar yra panašioje vietoje. Plius žiedinė sankryža yra aukščiau iškeliama. Ir dėl to yra numatyti va šitoje vietoje šuliniai surinkimo. Matydamas aukščių ten skirtumus, tebūnie, aš per daug nesiginčysiu, bet kuriuo atveju... Į esamus aukščius, kurie čia nurodyti topografijai, nežiūrėkite, nes stipriai čia koreguojasi iš tikrųjų aukščių planas visos sankryžos. O ar jums yra žinoma, kadangi mes turime... Ir užsakovui, ar žinoma, kad statybos techniniam reglamente yra 229 punktas, kuriame yra sakoma, kad lietaus vandens surinkimo šulinėliai išdėstomi prieš pėsčiųjų perėjas vandens tekėjimo kryptimi. Lietaus vandens surinkimo šulinėliai pėsčiųjų perėjose neprojektuojami. Šitas reikalavimas yra padarytas ne šiaip su, o tam, kad pėstieji neliptų į balą. Tai yra, kad šulinėlis būtų prieš perėją ir perėja būtų kiek įmanoma sausesnė. Pas jūsgi... Taip, viskas tas yra įvertinta ir žinoma. Tai gal aš bendrai koncepciją papasakosiu, kaip yra visas, kaip pasakyt, aukščio planas numatytas. Tai aukščiausia vieta yra Mindaugo gatvė visoje šitai teritorijai ir nuo jos kaip ir atbėga didysis rautas, tai čia yra sprendžiama tiek Mindaugo gatvė, tiek šitam projektui. Tai va, prieš perėją yra numatyti šulinėliai, toliau viskas žemėja nuo šios vietos link rytų, jeigu žiūrint į brėžinį. Ir žemė, ir, kaip pasakyt, eina į brėžinį pusę į dešinę. Supratau, bet dabar iš karto, jūsų žiedas yra kažkokiam nuolydyje? Žiedinė sankryža pati, kiek yra jos projekcija yra nuolydyje? Dabar, žinokit, nepasakysiu taip mintinai tų skaičių, bet yra kažkiek. Nes, sakau, didelis iššūkis yra Mindaugo gatvė, kur yra ant kalnų, taip, įkalniai. Bet žiedinė sankryža neturėtų būti labai didelių nuolydžių. Ir dėl to manęs... Tai nėra didelių. Jeigu per jūsų žiedinę sankryžą jūs numatote, kad galės pratekėti vanduo paviršiumi. Mano žiniomis taip neturėtų būti. Tai yra centrinė žiedinės sankryžos dalis turi būti iškilusi pakankamai, kad per jos vidurį negalėtų pratekėti vanduo. Ir tada, jeigu jisai tekės nuo jūsų Mindaugo kalno asfalto paviršiumi, tai jinai tekės per dviračių tas juostas nupaišytas. Ne, žiūrėkit, aukščiausia vieta su dideliu nuolydžiu yra krūmų juosta. Viskas toliau nuo centrinės dalies eina į šonus. Taip. Eina į šonus ir kaip pasakyti, su skersiniu nuolydžiu nubėga link bordiūrų. Bet ar nenubėga ir tose žemiausias... Sakykite, per dviračių juostas, jeigu vanduo nubėga, jūs suprantate, kad tai dviratininkams nebus labai, labai malonu važiuoti? Į dar kai automobiliai šalia važiuojantys jos taškys. Tai dėl to ir daromas nuolydis, kad nubėgtų viskas į šonus. Šiaip įmanomas sprendinys, bet tiesiog parinktas toks, kur nebūtų vidury irgi tų šulinių, kaip pasakyti. Tai viskas suprantama, šulinių ir neturėtų būti, nes šuliniai bus bordiūruose pas jūs. Bet taip. Negana to, ką dar ir dviratininkai pastebėjo, kad čia neturi būti dviračių juosta, čia turi būti dviračių takas, nes gatvės kategorija įpareigoja tai daryti. Apskritai sprendinys, kai dviračių juosta yra daromas žiede, yra turbūt 20 metų senumo Nyderlandų sprendinys. Tai yra nebedaroma. Jo, girdėta tai ir kaip pasakyti, yra atsižvelgta į užsakovo pageidavimą, tiek kur yra jau ir tokia pati sankryža įgyvendinta ir panašiai. Buvo siūlyti tie variantai, norima tokio homogeniškumo, kad sutaptų su kita sankryža. Tai kitaip tariant, tobulėjimo norima daryti seną, kaip vieną jau esam padarę. Tai jūs gal pakvieskite užsakovą nuvažiuoti į Nyderlandus. Beje, darnaus judumo komisija kvies tai daryti. Ne, tai projektuojant buvo nagrinėti tie Nyderlandų pavyzdžiai ir yra, kaip pasakyti, daug dalykų čia yra atsižvelgta pagal juos. Ir tie patys, tie šuliniai, kad irgi buvo matyta pavyzdžių, kai už dviračių juostos yra padaryti šuliniai. Tai tada žiūrėkite, Nyderlanduose pavyzdys yra niekada nėra taip nuleidžiamas vanduo, kaip pas jūs yra vaizduojama, jūsų skirsinėme profilyje. Nyderlanduose vis laik palei bordiūrą bus bent 10 cm, tai yra vienos trinkelės pločio griovelis, kuris bus kokių 3 cm gylio.
ir juos sutekės visas vanduo. Tai yra, vanduo tekės ne pagal tai, kaip bus nuplaniruota ir paskui išsikraipyta, o tekės su gerokai didesnėm tolerancijom padarytais vandens nubėgimo grioviais, kurie net negali tapti dviratininkams kliūtimi, nes jie yra tik 10 cm pločio, tai reiškia, kad dviratininkas taip arti bordiūro niekada nevažiuos. Pas jūs to sprendiniuose nėra. Kodėl? Kodėl jūs siūlote toleruoti kaip įprasta Lietuvoje ir realybėje mes matome, kad tai nepavyksta? Galbūt dėl to, kad pas mus nėra to reglamentuota ir nieks neturi, kaip pasakyti, nei patirties, nei kaip pavyzdžių, kad būtų gerai gyvendinti ir taip toliau. Taigi prie gaminio specifikacijų yra parašyta, kaip įrengti, kokie buterbrodai reikalingi ir taip toliau. O matant, kiek jūs projektuojate, nesivadovaudamas statybos techninių reglamentų, akivaizdžiai matosi, kad jums jokia kliūtis nėra daryti eksperimentus. Tai būtų gražu, kad padarytumėt pirmą Lietuvoje eksperimentą ir parodytumėt, kad tai gali veikti. Tai gerai, galima apsvarstyti iš tikrųjų. Aš nieko prieš. Taip, dar dėl nuvedimo. Tai yra, kodėl yra nedaromas vandens nuvedimas prieš pėsčiųjų perėją nuo tekėjimo kryptimi. O kai kuris yra daromas už. Konkrečiai, pavyzdžiui, pietinėje dalyje, toje Virbalų gatvėje. Na tai, kaip ir minėjau, toj vietoje yra įduba formuojama ir kaip gaunasi žemiausia vieta. Papildomų šulinių nenumatyta dėl tiesiog dėl per mažo kiekio būsimo. Pietinę dalį. Pietinę dalį, apie šitą. Taip. Pas jūs šulinys yra apskritai Vejoje? Ne Vejoje, čia surenkama nuo Latako atitikančio nuo Mindaugo gatvės. Tai dėl to, kad čia irgi taip pat yra suformuota, nes atiteka. Čia gera pastaba, kad reikėtų prieš perėją. Bet aš labai norėčiau, kad jūs tas pastabas žinotumėt kaip projektuotas, nes suprantu, jūs atestatą gavote ne šiaip už gražias akis. Aš neturiu atestato, bet aš statybos reglamentą skaityti moku. Na tai buvo atsižvelgta tie šulinių vietos buvo atsižvelgtos į žemiausias vietas pagal aukščių planą. Dėl to ir čia sudėjo taip šulinius pagal tas vietas. Bet sudėjęs turėjo pagal tai, kas parašyta, kad pėstiesiems būtų patogu. Ne tai, kad pagal tai, kad lengviausia sudėti. Nes lengviausia sudėti moka ir valytoja, o projektuotojas turi žinoti įstatymus. Tai viskas, mes išgirdom jūsų pastabą. Tai turbūt kaip ir visos pastabos yra išskyrus tai kad dar galėčiau paminėti, kad jūs čia sklypai jūsų akivaizdžiai neriboja. Aplink yra daug valstybinės žemės, kurioje galite tą žiedą plėsti, dviračių takus daryti atskirus, o ne dviračių juostas. Ir aš tikrai niekaip negaliu paaiškinti jūsų noro ryžtis prie kažkokio seno prieš daug metų daryto projekto, kuris jūsų manimų yra sėkmingas. Gal galite pasakyti, kuris šitas projektas yra toks sėkmingas? Nežinau projektą, bet čia yra kitas sankryža Vaičiūno ir Žemaitės. Vaičiūno ir Žemaitės sankryža? Taip. Regijoje jinai vis dar sena yra. Tai čia neseniai padaryta? Nežinau, žinokit. Bet yra jinai. Gerai, tai gal aš vis tik tada perskaitysiu jums tą dviratininkų tekstą. Jeigu gal rašau... Tai gal kiti dar žmonės turi klausimų. Mes gausim ir perskaitysim, nes kaip pasakyti, gal kiti dar žmonės turi klausimų. Ačiū, Eduardai. Tai kol nėra klausimų. Gerai, tada laukim kitų klausimų. Tai prašom. Negirdim jūs taip pat. Užsimutė, nes nesigirdim. Ai, dabar turbūt girdim. Taip girdim. Jo. Tai aš kaip suinteresuotas asmuo kreipiuosi, tiesiog kaip pasiūlymą, būtent klausiau visą šitą būtent pristatymą.
Kaip supratau, kilo bėdos dėl tų nuovažų visų būtent įvažiavimų. Tai tiesiog yra pasiūlymas čia jau kaip ir užsakovui, kaip projektuotojams. Tai bent jau tose būtent nuovažose į gretimas teritorijas arba iš mažesnios kategorijos būtent gatvių tiesiog drausti kairiuosius posūkius, nes busgi žiedas. Tai visi eismo dalyviai galės atvažiuoti, jeigu jiems reikės iš tų gatvių pasukti kairę, tai jie tiesiog pasuks link žiedo ir žiedė apsisuks, kur žiedas yra labai tinkamas tokiem manevram apsisukimam. Ir būtent kalbant apie būtent tas 3 nuovažas skirtas tam vienam prekybos centrui, tai čia tikrai galima verta tikrai panaikinti bent jau Vasario 16-osios gatvėje būtent tą nuovažą, kad, aš spėju turbūt bent jau 2 nuovažos tam būtent prekybos centrui su mašinų plovimo aikštele tikrai pakanka aptarnauti. Ir tikrai abejoju, kad ten reikia 3 nuovažų būtent aptarnauti visam tam kompleksui. Tai tikrai viena bent jau nuovaža, ypač Vasario 16 gatvėje galėtų jos nebūti rengiamos. Ir tada po to išgirdau būtent, kad jos yra gan plačios. Tai norėjau perspėti, kad pagal reikalavimus važiuojamoji dalis, kurioje vyksta pėsčiųjų eismas, jinai negali būti platesnė negu 8,5 metro. Jeigu jinai yra platesnė, privalo būti apsaugos salelė įrengiama. Tai 12 metrų būtent pločio nuovažos negali būti tokios plačios, jos turi arba tada siaurinamos, arba tada saugumo salelė per vidurį turėtų atsirasti, kuris skiria skirtingų būtent eismo skripčių, būtent srautus. Tai čia turėtų būti žiūrėta, jeigu per platu, tai arba jas privaloma siaurinti bent jau iki 8,5, arba tada turi būti atsirasti eismo saugumo salelės. Tai va, čia tokie pastebėjimai kol kas, kaip sakykime. Ir po to buvo, kaip supratau, užsakovai, projektuotojai kalbėjo, kad kaip ir žinoma situacija, pradžiai buvo kaip ir sakyta, kad neišanalizuota būtent situacija eismo saugumo, bet po to kaip per diskusijas lyg tai užsakovas kaip ir teigia, kad visgi išanalizuota. Tai aš taip ir nesupratau, tai išanalizuota eismo saugumo situacija, eismo įvykiai ar neišanalizuota. Tai va, toks buvo kažkoks, kažkaip skiriasi pozicijos, nes kaip diskusija vyko, tai kažkaip taip skirtingai tokios pozicijos buvo. Tai prašau patikslinti, ar buvo visgi išanalizuota situacija eismo saugumo, ar būtent eismo įvykių, ar visgi tokie projektavimo sprendiniai parengti neatsižvelgiant į eismo įvykius, ar jie buvo čia fiksuoti ar nebuvo. Tai... Ačiū. Laukiu atsakymą. Ačiū. Nuo tų nuovažų pradėsiu, tai prisakiau, mes su savivaldybė kartu gal panagrinėsim tos nuovažų reikalingumo, būtinumo ir sprendinius dar. Čia galbūt negalioja ta taisyklė, nes čia nėra kaip ir perėja numatoma per šias nuovažas, o tiesiog yra įvažiavimas į teritoriją, tai jinai nesiskaito kaip perėja. O dėl eismo saugumo, tai... Jis skaitosi kaip nereguliuojama perėja ir nežymėta perėja. Čia yra nežymėtos perėjos pavyzdys. Tai dar griežtesni reikalavimai turėtų būti. Ir dėl tų eismo saugumo, tai, kaip pasakyti, esamoje situacijoje kaip ir nėra perėjų čia šitoj sankryžoje, tik tai viena, labai plati važiuojamoji dalis, neaiškus eismo organizavimas, dideli asfalto plotai, tai dėl to ir buvo pasirinktas variantas žiedinę sankryžą daryti. Jeigu dar, aš suprantu, tiesiog kodėl klausiu, nes visi tie įvertinimai arba būtent pabrėžti srautai, jie būtent pagal esterus lemia būtent sprendinius, nes, pavyzdžiui, kokie būtent pėsčiųjų srautai lemia, koks plotis bus pėsčiųjų perėjos, nes minimalus yra 2,5 ir po to pagal pėsčiųjų srautus, jisai tenai kas 500 būtent žmonių per valandą, jisai didinamas 0,5 metro. Tai realiai, žinoma, dabar, ką jūs nurodėt pėsčiųjų perėjų pločius, jie kaip ir nėra niekaip, supratau, pagrįsti, pavyzdžiui, srautais. Kodėl, pavyzdžiui, tokio pločio
yra, nes minimum yra 2,5, jeigu ten, kaip sakau, neviršė ten tų srautų, o jeigu labai didelis srautai, tada pėsčiųjų perėja yra platinama. Tai tas norėjau pasakyti, kad visgi, jeigu jau rodo tokius sprendinius projektiniuose pasiūlymuose, tai jie kaip ir turėtų būti pagrįsti, arba tada turbūt turėtų būti projektiniuose pasiūlymuose nerodomi tie sprendiniai, kurie nėra pagrįsti kažkuom, arba bus pagrįsti tik techninio darbo projekto metu, nes jau dabar jau rodo tos sprendinius. Ir po to, jeigu visgi iš esmės kažkas keisis nuo techninio darbo projekto gavus kažkokius srautų analizės, tai jums vėl reikės per naują viešinti. Visa esmė keisis šio būtent mazgo, jeigu visgi srautai rodys, kad kažkas negerai su šitais sprendiniais. Tai aš toks atrodo keista, kodėl tiek daug visko rodot, jeigu visgi daug nesat išanalizavę, jeigu jums reikėjo daugiau laiko būtent išanalizuoti šitą situaciją. Tai toks pastebėjimas, kad jeigu jau rodo, tai turite jau kažkaip ir pagrįsti tos sprendinius. Tada ir kyla tokie klausimai. Taip, tai ačiū už pastebėjimus. Na, projektinių pasiūlymų mintis buvo tai išreikšti statytojo pageidavimus, ką dabar girdime. Tai šitos visus dalykus tada atliksime techninio projekto metu. O jūs viešinsit per naują, jeigu iš esmės dėl eismo srautų teks keisti perėjų parametrus, eismo organizavimo, jeigu visgi paaiškės, kad visgi negali eiti būtent dviračių juostos būtent šalia važiuojamosios dalies, dėl to, kad yra B kategorijos gatvės, ar jūs planuojate per naują viešinti sprendinius dėl to, jeigu taip įvyktų. Čia priklauso nuo savivaldybės. Jeigu kardinaliai keisis, būtinai viešinsim iš naujo. Ta kalbu. Tai ačiū. Ar kas nors dar turit klausimų? Eduardai, dar turit klausimų? Apžiūrėjau aš tą jūsų sankryžą žiedinę rekonstruotą ir noriu paklausti, kas ją projektavo ir kada projektavo. Tai aš negaliu atsakyti, savivaldybė. Neatsakysime šitą klausimą. Nežinote, ar ne? Tai toje sankryžoje yra pridaryta labai daug klaidų. Jos pirmas dalykas yra labai siauros dviračių juostos. Dviračių juostose yra vandens šuliniai, kas yra draudžiama pagal įstatymus. Tai aš jums galiu netgi pacituoti punktą, kuris yra. Tai yra, kad šitas... Jo, bet gal mes neaptarnėm, kas yra kažkur, tai mes čia gal... Jeigu kopijuojat sprendinius ir neturit sprendinių... Mes nekopijuojam šitų sprendinių. Mes tik principą, kaip pasakyti, kad dviračių juostos žiedinė sankryža. Taip, bet dėl vandens nuvedimo aš norėčiau, kad savivaldybė irgi žinotų, nes viešinimas mes diskutuojame ne tik tai su projektuotojais, bet ir užsakovais. Kad užsakovai irgi ateityje žinotų, kad yra tokie reikalavimai. Tai 173 punktas, tai minimalus dviračių eismo juostos plotis yra 1,50 m. Vandens nuvedimo zona į dviračių eismo juostos plotį neįskaičiuojama. Toje jūsų sankryžoje, kurią jūs norite kopijuoti, yra šuliniai tiesiog dviračių juostos viduryje. Tas 1,50 m yra dar įvertinus vertikalias apsaugos zonos, kurios nuo daugiau negu 5 cm aukščio kliūties turi būti didinamos pusmetriu. Tai kadangi šalia yra bordiūras iš dešinės pusės važiuojant, tai dviračių juosta neturėtų būti pakankama 1,50 m, nes jie važiuoti ir darosi pavojingai, labai siaura pasidaro. Tai tiesiog įvertinkit, kad toj dviračių juostoj nieko jūs nelaimite erdvės lyginant su dviračių taku. O dviračių take galima žymiai lengviau padaryti vandens nuvedimą, nuvesti į veją šalia esančią. O automobiliams palikti tą prie bordiūro esantį vandens surinkimo šulinį. Tai šiame projekte mes projektuojam dviračius 2 metrų pločio. Kaip aš matau, skersinis pjūvis AA, matau 1,50 m dviračių juostą. Ir šalia yra bordiūras standartinio aukščio. Paskutinis lapas. Tai dviračių juosta, bet žiediniai sankryžai 2. O prie ko žiediniai sankryžai? Čia jūsų nupieštas pjūvis ar mano? Taip. Tik apie ką mes šnekam? Kur ginčas?
Tai jūs sakot žiediniai sankryžai. Ne, aš jums sakau, kad jūsų projekte pjūvė yra pavaizduota dviračių juostas per siaura. 1,50 m. Taip. Taip. Yra dviračių juosta, o žiediniai sankryžai 2 m. Vertikali apsaugos zona įvertinta? Nuo bordiūro? Taip. Bet tai neįsiskaičiuoja atskirai. Kaip neįsiskaičiuoja, jums dar pacituot kitą punktą. Kaip tai neįsiskaičiuoja, apie ką jūs šnekate? Yra skairelis apie vertikalias apsaugos zonas dviračiams. Jūs neatsimenate to skyrelio, man jį surasti? Ne, viskas gerai. Mes pasižiūrėsim, jo. Dabar klausimas yra, kaip yra su vandens nuvedimu? Kurioje vietoje čia bėgs vanduo? Tai kaip ir minėjau, nuo gatvės centro į link bordiūrų. Taip. Ir kokiu pločiu jisai bėgs tame dviračių juostoje? Tai, kaip ir visų, nuo centro gatvės. Kur bus ta didžiausia susikaupimo vieta? Kiek jo bus, koks gylis bus palei bordiūrą, tarkim, centimetro gylis? Kokios sumo bus nuo bordiūro? Nežinau, tai čia sunku pasakyti. Jis bėgs pagal bortą, 30 cm pločio gali bėgti juostą pagal bortą. Čia jau suprantu, čia geras atsakymas. Tai vadinasi, kiek jūsų eismo juostai lieka, dviračių juostai? Jūs ją turit platinti kaip minimum, per 30 cm. Tai pastaba iš jūsų pusės, kad per siaurą juostą ryšiam su tuo, kad ir vandens nuvedimo klausimas. Taip. Ir tada klausimas nuo automobilių. Kokia turi būti apsaugos zona dviratininkams, ar neturi būti jos visai? 0,5 metro. Tai tada ar užtenka eismo juostos pločio sunkvežimiams arba dviratininkams? Man atrodo, kad čia konfliktas vyksta. Nes, pavyzdžiui, žiediniai sankryžai pas jūs visai neblogai pavaizduota, metras aplink tą bordiūrą. O vat išvažiavus iš žiedinės sankryžos jau paaiškėja, kad nėra ploto. Na tai, jo, ten toliau nėra, bet čia prie žiedinė yra. Tai gerai, mes šitai vertinsim. Tada numatysim vienodai visur. Tai mano pasiūlymas savivaldybei, tai yra užsakovai keisti rangovą. Nes akivaizdu, kad šitas jūsų projektuotojų kompanija neturi reikiamų kompetencijų, kad galėtų kažką padaryti žmogiško. Turbūt mano visos pastabos. Visą kitą atsiųsiu elektroniniu paštu. Gal dar yra klausimų, kas iš dalyvių turi? Ranka pakelta dar yra prie suinteresuotas asmuo. Oi, aš turbūt vis dar pakėlęs, neišjungiau. Atleiskit to išjungiau. Jeigu klausimų nebėra, gal galim baigti rinkodavimo procedūrą. Taip. Tai kaip ir valanda praėjo viešinimo, galim baigti. Ačiū visiems susirinkusiems, ačiū už pastabas. Kaip įmanoma greičiau įvertinsim ir atsakysim. Ačiū dar kartą. Ačiū visom. Viso gero.